Išvažiuojam jau šitą butuką, pavalgiam, kilsim į viršūnę, paskambinam tam Enzo, tik atsiliepė iš karto, okei. Viršūnę mes nekylam, nes ten apsniaukia ir nieko nematysim. Atvarėm iki ežero. Žiūriu šitą ežerą. Prūdas čia tiesiog, kalnų prūdas. Gražu jisai kalnų fone, jo. Bet jis toks mažas. Visas vaikamera telpa. Nu, fotkiai geriau atrodo. Gal pavas. Atėjom, pažiūrėjom ežeriuką, dabar einam kažkur į viršų, kažkie takeliai yra. Kadangi laiko turim, tai pažiūrėsim, kas ten tokia. Gal bus kažkas įdomesnė. Lipam. Čia jau dar lipsim. Ir priėjom tokį vaizdelį. Visai gražu. Viršūnę neužkilom, tai bent biškį aukščiau. Panašu, kad čia tiesiog keliukas pasivaikščiot miške. Bet irgi nieko. Vėjas gal. Nu, svak, saulė užšviečia. Į kalną ėjom, saulė švietė, tai jau šlapė kiaurai, kiek mes čia paėjom. Dabar atgal einant nuo kalniuko jau geriau. Mes atėjom iš tos pusės, kur žmonių ant tiltuko milijonas. Ir eisim tenai ir judėsim iš čia. Radom katinę. Labas. Atvarėm Italiją į kitą nakvynę. O, bonė kokia. Mes palėpė, aišku, kaip visada. 2 kriauklės, galėsim kartu dantis valyti. Čia mums paliko šampūnų, muilo, rankšluosčių. Čia spintos. Turim teliką, spintelių, stalčių, sofą, dar vieną, lovą, radiatorius. Šaldytuviukas. Turim balkoną. O, čia geriausias vaizdas per atostogas. Iš balkoniuko. Balkonas labai kremliai. Normaliai čia. Per einam į parduotuvę. Eisim pavalgyt. Čia apie 20 minučių eit nuo mūsų nakvynės iki miestelį centro, gal taip pasakyt. Pagrindinės gatvės. Pagrindinės gatvės, nu. Aš vėl su makarais. Ten sūrį pirmą išverčiau. Edgaras pica. Amore. Žinot, kame bairis? Mes kai varėm valgyt. Visas kelias buvo nuokalnė. Nu dabar atgal ėjom kokį pusvalandį ir visas kelias į kalną. Mes rytoj išvažiuojam iš kalnų ir vaikščiosim lygumom. Negaliu to patikėti. Pusrytukai. Gavom kiaušinį, europietinis puodelis kavos. Tikrai ne itališkas. Bandečkos dešrytas.
Su vaizdu. O, traktorius už mūsų. Atvarėm pakeliui bažnyčios pažiūrėti su kalnais, bet kalnų nesimato. Tai nėra tokio efekto gero. Pati bažnyčia graži. Na, nebūtų debesų, tai būtų visai kitaip. Galvojom prieiti biškį arčiau, bet čia užėjimas mokamas į kitos bažnyčios, žmogui 4 eurai, tai nueit, apžiūrėti iš arti bažnytėlę, pauostyti vėl karvės šūdų, nes ką tik žolę patriš. Už 8 eurus 2 kažkaip per prabangu. Geriau nemokamai ir va. Va. Tokiam fone, bet nemokamai. Va. Nu, kamera vapšė nieko nemato per tą skylę. Telefonas gal matys. Mano verdiktas yra toks. Jeigu jums pakeliui, galit užsukti. Specialiai važiuoti neverta. Net jeigu užeisit į vidų už 4 eurų žmogui, nežinau. Nebent labai mylit bažnyčias tada gal. Bet šiaip... Aišku, gal jeigu nebūtų tų debesų, tai visai kitaip būtų, bet dabar tai ne kažką. Atvažiuosit šūdų, pauostysit ir viskas. Kaip ir visur. Na va, šita bažnyčia buvo paskutinė mūsų stotelė Italijai. Dabar važiuosim, sustosim Austrijoje prie sienos. Ir tada tiesiai į Vokietiją. Vokietijoje pernakvosim, nes važiuosim, spėju, kad visą dieną. Ir... Blet, kaip sunku, kad prieš tą kamerą šnekėt. Ir? Ai, tas du vėliau papasakosiu. Autostradas. Nu, biškai Italijoj buvom. Bažnyčią pažiūrėjom. Austrija, tai toks jausmas, kad, nežinau, per pusvalandį pravažiavom. Bet turbūt ilgiau užtrukom. Labai. Saulėlį dievą palydėsim už mūsų. Mane akino. Atvažiuosim jau turbūt prietema bus, tai toj vietoj, kur dabar miegosim, gavom žinutės. 3 kartus 3 žinutės parašė ir kiekvienoj žinutėje buvo parašyta, kad atsargiai nelieskite įtemptos kaimyno grandinės. Tai turim įtarimą, kad ten kažkas važiuoja ar privažiuoja prie tos grandinės, ar ten prie jos prisiparkuoja, ar ten nežinau. Tai tiesiog greičiausiai ateina kaimynas ir pasdėlis jam duoda. O rytoj pasižiūrėjom, gavau rekomendacijų į, kaip čia vadinasi, Dresdeno miestą. Ir ten šalimais jo tokios suolos, tiltukas, tai varysim ten dar pasivaikščioti. Ir iš ten varysim į kitą mūsų nakvynę, turėjom varyti į Berlyną, bet supykom ant vokiečių ir nevarysim, bet biškį kitur į Vokietiją varysim. Kažkaip žiūrėjau Lenkiją.
tikriausiai Vokietija. Ir ten bus japoniško stiliaus kambarys. Paėmiau tik dėl to, nes už 3-5 eurus. Tai žiūrėsim, ką mes ten gausim. Tai nuo Dresdeno ten 3,5 valandos važiuosim. Ten pernakvosim ir jau tada judėsim link jūros. Mes vis dar važiuojame jau su Temo. Veda mus kažkokiu miškeliu. Keliukas jau kaip Italijoje panašus. Nėra jauku. Kad koks gyvūniukas neišbėgtų. Nu va, pagaliau atvarėm. Važiuojam į kambarį. Nu šitas tai nėra jaukiausias dalykas virš lovos.